tu vandens nėra. Vandens nėra. Pabudau aš nuo košmaro jau eilinio, ką aš supratau, kad aš šiandien visas ištynęs ir nesupratau, ar šitas sapnas pranašingas, kad aš ėjau į ponę. Čiupau už kranų, ten nebėga niekas, aš ėmiau jį ir padaužiau. Iškrito keli lašai, nuostabu, net suglumau. Negi tai gali būt, kad nesiprausęs liksiu aš, šiandien liksiu aš. Ką daryti, kaip nusiprausti, turiu važiuot aš šiandien į miestą. Pirksiu batukus, žaliais raištukais, bet negaliu, nes turiu bėdų čia. Na ir kasgi man šiandieną pasakyti? Kodėl vandens nėra? Vandens nėra. Kodėl vandens nėra? Vandens nėra. Kodėl vandens nėra? Kur jis dingo? Kodėl vandens nėra? Kur jis dingo? Kaži diena susitikimui su pana, kai viskas jau suplanuota kaip ir visada. Beliko padaryti tik tai vieną smulkmenėlę, išsivalyti dantukus. Stoviu aš, o priešais veidrodį volioja ir raitau rankas. Kai dantų pastą atsukioju, imu šepetėlį, dantų kišu po kranu ir suprantu, nieks nevyks, ogi nieks nevyks. Kas čia daro, kodėl taip yra? Planai yra, kelnės yra, ką daryti, panai sakyti. Vanduo dingo, plaukai nuslinko, nu ir kągi jį man į tai atsakyti. Ir vėl vandens nėra. Vandens nėra. Ir vėl vandens nėra. Vandens nėra. Ir vėl vandens nėra. Kur jis dingo? Ir vėl vandens nėra. Kur jis dingo? Susikroviau savo visus daiktus ir nusprendžiau aš iš čia išeit po galais. Buvo sunku su tėvais išsiskirti. Aš apsiverkiau, norėjau ašas nusiplauti, bet žinai ką? Ogi vandens nėra. Kur jis dingo? Ei, tu vandens nėra. Kur jis dingo? Ei, tu vandens nėra.